As you've just joined us, and he puts one to floor to the midsection very fast on the speed gun. Over one corner. We know we got a lot of Eastern European fans. One to the floor all the way through. Big error. Back out, awesome second qualifying run, and you're here in the top 16. What brought you to Ireland this week? Lose a little bit of traction on there. Carter Scott to dial in here. This looks like he may not have the pace. To the first corner, and he's right there. And he transitions back and makes a big and Dean is right there, and he overtakes the City Outcast and goes off the track. Official and take it across the line, and it looks like to the first corner. And Mike Fitzgerald is right there, we can cloud it in the smoke after transition. As they transition back to Fitzgerald, now makes it live as they come across the line. 100 drivers that started this again. Andreas for City Outcast! Unlucky, Mike! Hey! Kas atsitiko pusfinalį pačiam? Kai važiavau su... Jo, abudu ratus, kur apsisukote. Tikėjausi, kad bus greitesnis, truputuką bandžiau dasivyti, kiek įmanoma arčiau būti, bet buvo jis truputuką lėtesnis už mane, na ir ką, nieko nelaimė. O po to tiesiog nepastebėjau, kad užstrigo toks įlaužtumas ir nebeliko vairo stiprintuvo. Neradom iškart šitos problemos. Tik tai, kai pralaimėjau, tam būtent važiavimą išvažiavau visas 4 ratais iš trasos, tada tik pastebėjau, kad neveikia visiškai vairo stiprintuvas ir teko remontuotis. O tik patekau į tai, dėl to patekau, link 3 vietos. Važiavom dėl 3-4 vietos. Bet 3 mėnesius nematęs šitos mašinos ir nevairavęs, labai džiaugiuosi šitais pasiekimais užsienyje ir su tokiais gan itin stipriais žmonėm. Kvalifikacija šiandien buvo 21, visi kokiu iki 3 vietos. O kaip pasirenginys, organizacija? Šiaip puiku, viskas vyksta labai greitai, viskas prastumė į priekį. Lietuvoje turbūt daug ilgiau varžybos užtrunka. Visai patiko. Ir jau trasa šiandien patiko labiau negu vakar. Visom kitom dienom tik tai lyjo, pusiau šlapia, pusiau saus arba visiškai šlapia. Visiškai buvo nesąmonė. Bet šiandien jau buvo gerai. Ir airiai pribėgo, padėjo remontuoti mašiną, sako, sėsk į mašiną, nesimaišyk. Jo, net pyko ant manęs, kad aš pats liečiu, kažką darau, bet iš tikrųjų reikėjo vieno dalyko nedaryti, ką padarė airiai. Blogą suvedimą padarė, tikrai buvo labai sunku važiuoti, labai buvo nevaldoma mašina, bet jau padariau, ką galėjau iš jos. Aišku, po pusfinalio net nelaukėt komisijos verdikto, sėdot į mašiną, nuvažiavot, net nepasveikinot varžovo, tai čia emocijos, nusivylimas. Kurio? Čia su Dinu, kur važiavot, kur abudu kartus nepasisekė. Jo, bet man tiesiog rūpėjo važiuoti, tvarkyti mašiną, negu jau sveikinti. Gaila, kad taip įvyko, norėjau tikrai geros kovos, bet ką padarysim. Ačiū, gerai, sėkmės. Ačiū.